Nuo teisingo plastikinio lango parinkimo ir montavimo labai priklausys viso namo šilumos izoliacinės savybės. Teisingas pasirinkimas tai lango ir stiklo paketų parinkimas, lango montavimo vietos parinkimas, termoprofiliai išnešamam langui, sandarinimo ir jų apsaugos medžiagos. Šiame filme konsultantais pasikvietėm langų specialistus. Tai instrukcija, kaip montuoti langus meistrams ir pasitikrinti užsakovui, ar jų meistrai teisingai montuoja langus. Šiuo metu langų montavimas šiltinimo sluoksnėje tampa standartinė praktika A++ klasės namuose. Montavimui gali būti naudojami kronšteinai, tačiau jų vėlesnis apdirbimas ir sandarinimas yra sudėtingas. Geresnės šilumos izoliacijos ir stabilumo užtikrinimui rekomenduojami termoprofiliai. Pro sistemos profilis yra sudarytas iš Varmotech medžiagos sluoksnio, kurios tankis yra 550 kg kubinėme metre, ir padidinto tankio XPS sluoksnio. Žymėm skylės darysim 20 cm nuo kraštų ir tarp jų turėtų būti taip, kad atstumas tarp skylių būtų nedidesnis kaip 70 cm. Varmotech klijuojantis sandariklis yra skirtas termoprofilių montavimui prie sienos ir siūlių sandarinimui. Klijų įpakavimas prapjaunamas ir klijų dešra įdedama į klijų pistoletą. Klijų antgalio gale formuojama V formos įpjova, kad klijų juosta būtų aukštesnė ir būtų pasiektas geresnis sandarumas. Išpjova turėtų būti pistoleto viršuje. Klijai tepami 2 juostomis per visą profilio ilgį. Dažna montavimo klaida, kai juosta užsukama į U formos raidę, tokiu atveju tarp sienos ir profilio lieka tarpas ir nesandarumas. Siena nuvaloma nuo dulkių ar kitų nešvarumų. Profilis glaudžiamas prie sienos ir pajudinamas, kad klijai tolygiai pasiskirstytų. Kai profilis tvirtinamas prie sienos, varžto galva praeina minkštąjį medžiagos sluoksnį, kol atsiremia į Varmotech sluoksnį ir tuomet tokiu būdu prisitvirtina prie sienos. Skirtingi blokelių tipai yra gręžiami skirtingo diametro betono grąžtais. Grąžto diametras parenkamas pagal tai, kaip tvirtai profilis prispaudžiamas prie sienos. Gali nutikti taip, kad varžtas profilyje prasisuka ir reikia gręžti naują skylę. Varžtui prasisukus reikėtų parinkti kito diametro grąžtą, kito ilgio varžtą arba keisti skylės poziciją arčiau blokelio skylės. Pavyzdžiui, silikatinis blokelis turi kiaurymės. Į kiaurymę papuolęs varžtas gali prasisukti, todėl tokiu atveju gali tekti taikyti varžtą ties blokelių sujungimu, kur varžtas tvirtai prisisuks. Tinkamai prisukus profilį prie sienos, profilio galinėje dalyje turėtų ištryšti klijai. Chemframe sistema skirta dideliems išnešimams, kai išnešimo dydis didesnis negu 10 cm. Sistema susideda iš nerūdijančio plieno laikiklių, varžtų su kaiščiais ir Varmotech plokštės, kuri yra įstatoma į šios sumontuotus laikiklius. Gulšiuko pagalba braukiamas brūkšnys. Šis brūkšnys yra atžyma skylių formavimui. Prie sienos tvirtinamas laikiklis per pailgą skylę dar gali būti reguliuojamas. Nureguliavus laikiklio poziciją gulščiuku prisukamas varžtas per antrą laikiklyje esančią skylę. Viršutinis ar apatinis laikikliai nuo krašto turėtų būti montuojama 15–20 cm atstumu standartinėme mazge. Kadangi šiuo atveju šoninis profilis bus susuktas varžtais prie apatinio profilio, šis atstumas gali būti didesnis. Po laikiklių sumontavimo siena tepama klijais. Klijai tepami viena klijų juosta visų perimetrų. Tuomet į laikiklius yra atpjaunama ir įkalama Varmotech M-frame plokštė. Galuose profiliai turi standartinę jungtį. Sujungus 2 profilius jie susukami medsraigčiais ir gali būti montuojami kaip vienas profilis.
Apatinis ir viršutinis bei šoniniai profiliai tarpusavėje sujungiami 8 cm medsraigčiais. Medsraigčiai gali būti tvirtinami ir iš šono, ir iš apačios, tačiau jeigu langas yra pakankamai žemai, iš apačios pritvirtinti gali tapti sudėtinga. Kronšteinai turi specialias užkarpeles, kurios padeda stabiliai įtvirtinti profilį. Sudėjus visas 4 profilio kraštines, plokštė pritvirtinama varžtais. Vienam kronšteinui naudojami 4 varžtai, po 2 iš abiejų pusių. Po lango kiliavimo vietomis yra montuojamos papildomos atramos, kurios perima lango apkrovas. Šiame objekte panaudotas nestandartinis apatinis lango mazgas. Tam, kad nedraskytume apšiltinimo ir nemontuotume standartinių profilių, buvo panaudota Varmotech plokštė, kuri sumontuota kartu su metaliniais kronšteinais ir prisukta ant pamato viršaus. Sandarinimui buvo panaudota besiplečianti juosta ir klijai. Polimerinę saudotai talkų mastiką naudosime sandarinimui tarp išnešimo profilio ir nešarčiosios sienos. Taip pat tuo pačiu metu užsandarinsime ir kronšteinus tvirtinimo. Mastiką tepame 2 sluoksniais, po pirmo sluoksnio užtepimo duoti pilnai išdžiūti, taip mes pamatysime neužsandarintas vietas, kadangi tai mastika išdžiūvus, jinai juoduoja ir labai kontrastingai matosi medžiagos, kurios panaudotos statyboje langų montavimui. 2 meistrai per 8 valandas tokios sistemos gali sumontuoti nuo 50 iki 60 metrų, o pro sistemos nuo 80 iki 100 metrų. Sumontavus langų išnešimo sistemą reikėtų atkreipti dėmesį, ar visi plyšiai yra užsandarinti, tai yra vienas iš baigiamųjų darbų ir toliau seka langų montavimas. Iš esmės, lango šiluminės savybės priklauso nuo stiklo paketo, rėmo profilio ir sumontavimo. Nauja statyboje pasirenkamas 3 stiklų paketas su šiltais rėmeliais ir lango profilis su 6-7 kameromis ir būtinai su 3 sandarinimo tarpinėmis. 3 stiklų paketas turi būti su 2 selektyviniais stiklais ir užpildytas argono dujomis, kurios yra veiksmingiausios, kai tarpas tarp stiklų 16-20 mm. PVC langams yra labai svarbu rėmo ir varčios tvirtumas. Tvirtumą ir stabilumą lange užtikrina naudojamos armuotės storis ir skerspjūvio forma. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kokią furnitūrą naudoja langų tiekėjas. Patikima yra vokiška ir austriška furnitūra. Langai atvažiuoja pilnai surinkti, su stiklais, su varčiom, su furnitūra, bet kad pradėti jos montuoti, reikia viską išardyti, paruošti montavimą. Čia reikia išimti stiklus, išimti varčias, sugrėžioti skylės montavimui ir pakeisti po palanginį profilį, nes atvažiuoja dažniausiai su transportavimu skirtais plastikiniais popalanginiais profiliais, reikia pakeisti į šiltus. Ir po to, kai viską paruošiam, jau gali montuoti į angą. Nuo kiekvieno kampo skyles gręžti reikia apie 15 cm, nuo šoninių ir ten, kur impostas, irgi po 15, tarp varžtų skylių turi būti nedaugiau negu 70 cm. Kiaurimės gręžiamas metalo gręžteliu 6 mm, o sraigtai sukami 6,5 mm. Prieš įdedant langą į angą reikia suklijuoti sandarinimo juostas iš šono ir viršaus, o iš apačios klijuosim, kai langą sumontuosim jau į angą. Langus montuoti reikia lygiai su grindų nuliu ir kad visi šalia esantis langai būtų viename lygyje. Dar kas labai svarbu, reikia labai lygiai įdėti langą į angą pagal lazerį arba grūšiuką horizontaliai ir vertikaliai. Langas turi būti įstatytas taip, kad atidarius lango rėmas nejudėtų. Įtvirtinimas labai svarbus, nes po kurio laiko langas gali išsikreivinti. Sandarinimo putos nėra tvirtinimo elementas. Pagrindinis įtvirtinimas sraigtais. Lango rėmų sujungimo siūlę sudaro 3 zonos. Išorinė zona – apsauga nuo lietaus ir vėjo lauke, funkcinė zona – šilumos ir garso izoliacija vidinėje dalyje, vidinė zona – garo izoliacija viduje. Montažinė siūlė tarp lango rėmų ir termoprofilio užpildoma sandarinimo putomis, prieš tai sudrėkinus paviršių vandeniu. Drėgmė būtina optimaliai putų polimerizacijai, tai yra kietėjimui. Labai gražiai purškia.
išsiplėtus ir sukietėjus putoms jų perteklius pašalinimas peiliu. Mes rekomenduojame naudoti Saudofon Maxi putas. Tai aukščiausios kokybės poliuretano putos langų ir durų montavimui. Jos yra elastingos, atkartoja siūlės judėjimą, netrukinėja, išlaiko savo izoliacinės savybės ilgus metus. Jos vienkomponentės, paruoštos naudojimui, savaime besiplečiančios, tiksliai dozuojamus pistoletu. Išorėje šaltojoje pusėje įrengiamas garams laidų sluoksnis. Laidi garams išorinė, elastiška ir tampri PE juosta Foliambant EC Outside UV Plus Total užtikrina vandens garų difuziją lango išorinėje pusėje ir apsaugo nuo vandens bei vėjo. Atspari UV spinduliams iki 12 mėnesių. Viduje, šaltojoje pusėje, drėgmė esanti patalpose susiduria su vėsesniais lango paviršiais. Skverbėsi į sandarimo putas ir kondensuojasi. To galima išvengti izoliuojant siūlę su specialia elastiška neaustinė garo izoliacija polipropileno juosta su aliuminiu. Saudal gamina ir universalią langų montavimo juostą Uni Active Total. Naudojama tiek viduje, tiek išorėje. Tampri ir elastinga trisluoksnė armuota tinklelių juosta yra gaminama neaustinės medžiagos pagrindu. Vidinė juostos pusė yra padengta klijais, puikiai sukimbančiai su dauguma statybinių medžiagų. Juosta priglunda visų paviršiumi, po ją nelieka oro tarpo padaugiau tinkuoti. Klijų vietoje juostos armuotos tinkleliu. Juostos klijavimui prie lango rėmo yra lipni juostelė ir kitoje juostos pusėje. Prieš klijuojant langų sandarimo juostas, angokraščiuose reikia nuvalyti nešvarumus ir rekomenduojama paviršius nugruntuoti aerozoliniu gruntu. Tai pagerina sukibimą. Juostos prie sienos turi būti priklijuotos visų lango perimetrų. Klijuoti galima esant ir žemai temperatūrai iki -12 laipsnių. Pastaruoju metu vietoje langų sandarinimo juostų vis dažniau lango rėmų siūlės sandarimui naudojamas skystos garo izoliacinės oro ir garam nelaidžios Saudotait LQ mastikos, o išoriai vėjų ir lietų nelaidžios Saudotait hybrid mastikos. Mastikos atleidžia visas klaidas netaip nuvalius esamą paviršių greta, kadangi tepant teptuku mes surinkame tas daleles ir jos virsta papildomų netgi ir užpildų. Ir mes matome neužpildytas vietas, tai puikiai aptepami kronšteinai, ko mes negalime padaryti su juostom, izoliuojasi nuo drėgmės patekimo ir panašiai. Mes užpildome visas siūlės mastiką Saudotait LQ, armuota yra plaušų, kas leidžia iki 3-4 mm tarpus užpildyti ir padaryti pilną garo izoliaciją. Ir dar svarbu, kad tai yra visiškai neutralus, neturintis tirpiklių, skiediklių ir panašių medžiagų produktas, kuris neišleis jokių kvapų ir nei vaikam, nei ir jum gyvenant patalpoj nebus jokių kenksmingų medžiagų. Šios sienos langus sumontuoti užtruko apie 3 valandas. Jeigu jums reikia kokybiškų langų, kreipkitės pas mus į Vindaliux įmonę, padėsime išsirinkti tinkamus langus ir kaip nepermokėti už juos. Garantiją duodame darbams ir langams 5 metai. Parodėme visą plastikinio lango montavimo procesą nuo Varmotech išnešamų plokščių, plastikinių langų montavimo ir jų sandarinimo. Ačiū, kad žiūrėjote šį filmą. Tikiuosi buvo naudingas. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, filmų bus tikrai daugiau. Spauskite prenumeratą. Viso iki kito karto.